Šiandien mes kalbėsime su labai žymiu šios kūdros bėbru. Taigi, bėbre, atleiskite. Bėbre, ateikit čia. Taigi, sėskit, taip, mes norėtume su jumis pakalbėti. Girdėjome, kad šios... Tai kas vokiškas mano protėvių šokų. Taip, ponia, nusiraminkit. Sėskite, taip, sėskite. Įsitaisykite maloniai. Mes girdėjome, kad šios seniūnijos direktorius nori iškeldinti jūs iš šios kūdros gražios, beje, labai. Ką jūs apie tai manote? Bėbre. Mes nusprendėm. Su žmona? Vaikais. Į ten tokių kaimynų, jis girtuoklis, bet šneka protingai. Nusprendėm, kad reik keltis į Karoliniškės. Ten yra kūdra, nauja. Bet negi jūs taip lengvai pasiduosite? Ne, mes kovosim. Va vakar pirstelėjau, tai išbaidžiau visus. Taigi, mes pirmiausia norėtume išgirsti, koks jūsų vardas? Mano vardas yra Jamas Musis Kolabata. O jūsų žmonos? Unija Muhatata. Ir kiek vaikų, sakėt, turite? Nu, su kaimynė 10, su žmona 17. Ir dar žmonos su motina žmonos turi 94. Jinai sena, tai varom daug. Aišku. Na, dabar pakalbėkime apie reikalą. Mes girdėjome, jūs iškeldina todėl, kad jūs čia organizuojate nelegalų verslą. Papasakokit apie jį. Aš jums išdavė apie mano nelegalų verslą. Mes dėl to susirinkom. Tikrai? Taip. Gerai. Pasakokit. Tęsti. Taigi mes išgirdom apie jūsų nelegalų verslą. Dabar mes norėtume išgirsti apie jį ir galbūt apsiginsite, kodėl jūs turėtumėte likti šioje kūdroje. Manau. Todėl. Pirmiausia apie verslą. Ką jūs darote? Gerai. Nu, aš gailiuosi dėl savo darbo. Papasakokite. Gerai, pardavinėju barsukų spirą. Bet juk girdėjome, kad bėbrai su barsukais nelabai sutarė. Todėl ir nelegalų. Aš einu naktims vagiu, o tada dedu. Turgui perka gerai. O kiek už kilogramą? Ar kaip jūs po vienetą pardavinėjat? Ne, spiros didelės. Jos riebios. Tai neišein po vieną pardavinėt, nebūtų apsimokymo. O tai kiek kainuoja viena? Pala, aš nebaigiu. Neapsimokėtų. Ja. Nu tai maišiuk spirų. A viena maišiukė yra 10 spirų, tai gal už 14 ančių spirų. O ką jūs darote su ančių spiromis? O tame ir biznis parduodu. O kiek jos kainuoja? Jos brangesnės. Jos kainuoja 30 šernų šūdų. O galite paklausti, ką veikia žmonės su tomis spiromis? Kur žmonės, ką nusišneki, durna tuo, ką bebrams parduoda, mas tik logiškai. Nu, ką bebrai daro su spiromis? Kaip tai ką? Grūdai šikna šaudo paskui. Į ką šaudo? Nu, į va visokius. Va, pažiūrėk. Kad ir dabar. Matai gražiai guldė. Ji mano draugė. Bet iš tikro, filmuok mane, reik mane. Bet iš tikro, šaudo į blogus žmonės. Nu, ateina vaikas, paleidžia akmenuką. Puch, apšaudai spirom ir nulekia. Aišku. Bet ar nemanote, kad tai išgirdę žmonės, juk žmonės sprendžia, ar jūs čia pasiliksite, tikrai nenorės jūs čia pasilikti, juk tai blogai. Juk jų vaikai kenčia nuo jūsų spirų atakų. O todėl mus ir iškeldina, logiškai mąstyka. Bet juk jūs norite čia pasilikti? Noriu, o ką tu man duosi? Na, jeigu pasakytumėte iš tikrųjų, ką manote, mes jums galėtume štai duoti 14 barsuko spirų. Jos labai kokybiškos. Tu ką, manai, aš durna? Čia žolės, o ne spiros. Tau kas spira tikra? Nu, aš tu matau.